Sveiki 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Piliečiai turi teisę valdyti savo šalį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą. Piliečiams garantuojama kritikos teisė. Tai dar 1999 metais nutarė Konstitucinis teismas. Tačiau praktikoje kritikos ir neapykantos kalbos ribos ne visada yra ryškios. Taip pat Konstitucija riboja valdžios galias ir nustato, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Apie laisvę reikšti įsitikinimus, valdžios atsakomybę ir galių ribojimą kalbame su advokatų tarybos pirmininku Mindaugu Kukaičiu. Sveiki. Sveiki. Taip pat su studijoje esančiu žurnalistu, kultūros antropologu Virginijumi Savukynu. Sveiki. Labadiena. Ir nuotoliu su mumis yra Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. Labadiena. Sveiki gyvi. Ir komunikacijos specialistas Aistis Zabarauskas. Sveiki, Aisti. Gerą dieną. Mindaugai, pradėkim, kodėl advokatai laisvės reikšti įsitikinimus temą iškėlė prieš Seimo rinkimus. Na, turbūt viskam ateina laikas ir kalbėtis ir daryti veiksmus. Na, tarsi tapo įprasta, kad mes kalbam, kad patyčios mokyklose jau mums netinka, mes jaunąją kartą auklėjam ir sakom, kad patyčios vis tik tai yra labai didelis blogis. Bet kas vyksta vėliau tarp suaugusių asmenų ir tarsi dar netėjo laikas kalbėtis, bet mes manom, kad tai yra ir laikas ir kalbėtis. Tarp laisvę reikšti įsitikinimus ir atsakomybės yra labai tokia plona linija. Tada, kada valdžios institucijos pradeda riboti laisvę ir naudoja tam tikrą jėgą, tai jau yra arti cenzūros arba arti nurodymo, kas galima vieniem, o kas negalima kitiems. Tai mes, kaip už žmogaus teisės ginanti organizacija, savo profesionalus vienijanti organizacija, mes sakom, kad tai yra laikas kalbėtis jau dabar. Nes vis tik tai nuo politinės valios, nuo valdžios elgesio su visuomenė, nuo jų įsiklausimo priklauso ir kiek žmogus laisvas savo šaly ir kiek jisai gali laisvai reikšti. Mes manom, kad žodžio laisvė yra lygiai tokia pat svarbi, kiek neapykantos draudimas arba neapykantos kitai nuomoniai turėjimas draudimas. Tai šiuo atveju mes manom, kad daug geriau žinoti net ir neparankę nuomonę, nes teisininkai mes atskiriam, kas yra šmeižtas, kas yra kurstymas nesantaikos, tai yra jau kalbam apie atsakomybę teisinę, bet visuomenė turi suprasti, kad kitos nuomonės išsakymas kaip tik turėtų būti skatinamas. Nesvarbu, patinka, mums nepatinka, bet jeigu mes bandom uždrausti kalbėti ir reikšti kitą nuomonę, kritikuoti valdžią, tai reiškia, mes einam link nedemokratinio valdymo, nedemokratinio požiūrio. Yra valstybių, specialiai neminėsiu Azijos valstybių, kuriuose, pavyzdžiui, kritika prezidentui baudžiamąją net atsakomybę. Tai manau, kad mums nepakeliui, kad mes turim teisę išsakyti savo lūkesčius, turim teisę išsakyti savo nuomonę ir kritikuoti. O valdžios atstovai turi priimti tą kritiką kaip duotybę, kad vis tik tai reikia įsiklausyti į lūkesčius. Konkretus kritikos pavyzdys istorija Virginijaus Savukyno. Aš trumpai Virginijau primenu jūsų istoriją žiūrovams. Jūs socialinėme tinkle kritikavote teisingumo ministrę ir LRT etikos kontrolierė pripažino, kad pažeidėte etikos kodeksą. Vėliau teismas sprendimą etikos kontrolierės pripažino nepagrįstų. Kaip jūs jaučiatės dabar, kai praėjo kuris laikas nuo paskutinio sprendimo? Ir kai šitą istoriją, aš nežinau, ar jį užsidarė jums? Aš džiaugiuosi iš tiesų, kad įrodyta, kad Lietuvoje veikia Lietuvos Respublikos konstitucija. Nes tenais yra labai aiškiai pasakyta, kad visi piliečiai, ne tik tai žurnalistai, gali kritikuoti valdžią. Ir antras dalykas, valdžios institucijos negali persekioti už kritiką. Tai aš manau, kad daugelis institucijų tikrai turėtų jų vadovai pasiskaityti Lietuvos Respublikos konstituciją. Ir rašydami savo vidinės tvarkas, įvairius dokumentus,
pasižiūrėti, ar jie neprieštarauja pirmiausia Lietuvos Respublikos konstitucijai. Taip pat yra visuomenės informavimo įstatymas, kur ten irgi įrašytos šitos teisės. Tai šitas dalykas labai svarbu, kad vidiniai aktai neprieštarautų nei konstitucijai, nei Lietuvos Respublikos įstatymams. Tai man atrodo, šita pamoka yra svarbiausia. Ir pratęsiant apie mintį apie žodžio laisvę, kas yra svarbu, man atrodo, tai ne vien tik tais norėjimas pasakyti laisvai, bet kartu žodžio laisvė kartu reiškia ir minčių laisvę. Tai reiškia galvojimą apie mūsų visuomenę, įvairius scenarijus, įvairias analizės, nes jeigu įsigali cenzūra, tai kartu įsigali ir minčių cenzūra. O jeigu įsigali minčių cenzūra, tai mes judėsime tik tais į stagnaciją. Turėjome pavyzdį, Sovietų sąjunga, kur ji nuėjo, ji tiesiog stagnavo, kol sugriuvo. Tai ar mes norime kurti tokią mūsų respubliką, stagnuojančią ir po to griūvančią, be jokių išorės priešų, nereikės jokių išorės priešų, mes patys sugriusime, jeigu mes tapsime stagnatoriai. Ir ruošdamasi šitai laidai aš susiradau vieną tokį tyrimą, yra Pilietinės visuomenės institutas. Ir jisai atlieka pilietinės galios tyrimus. Ir štai kas įdomu, naujausias tyrimas. Jisai atliktas 23 metais. Ir štai ten yra daug įvairiausių parametrų, bet vienas mūsų diskusijai labai yra svarbus. Ir štai pagal tą apklausą 48% mano, jog pilietinės teisės inicijuojantys ar jose aktyviai dalyvaujantis visuomenės nariai galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami, sulaukti grupinių patyčių, pastangų sumenkinti autoritetą. Tai ką tai reiškia? Kad beveik 50% Lietuvos visuomenės mano, kad jeigu aš kur nors aktyviau pasireikščiau, susilauksiu mobbingo, susilauksiu patyčių, šmeižto ir taip toliau ir taip toliau. Šita baimės atmosfera nėra normali. Vienas geras dalykas tai, kad lyginant su 22 metais situacija pagerėjo, nes tada buvo net 58%. Dar būtent ir apie atšaukimo kultūrą, ir apie jūsų požiūrį tuo metu, kai vyko procesas, kai jūsų tema buvo iškelta aukštai, ir tiek ir žiniasklaidoje, tiek ir teismuose. Ar jūs buvot nors vienu metu pajautęs, kad savicenzūra nugali? Ar niekada? Nemeluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne. Be abejo, kai yra tokia situacija, tu visada jau ne vieną, ne 2 kartus, bet 10 kartų pagalvoji. Ir pagalvoji, bet kuriuo atveju, šitas visas procesas iš manęs pareikalavo labai daug jėgų. Ir tu irgi pagalvoji tiesiog, net jei esi teisus, ar turi laiko skirti dar vienai kovai. Ir kai tu tai pagalvoji, savęs cenzuruoji, tai nėra sveikos demokratinės visuomenės požymis. Čia buvo toks įdomus mokslinis tyrimas vienas, kad kuo skiriasi prancūzo supratimas apie laisvę ir lietuvio. Tai išvada buvo tokia, kad mes turime, kalbame apie laisvę nuo kažko. O prancūzas sako, kad aš turiu laisvę būti viduje. Tai vis tik tai mes einam ne į rytus, o į vakarus ir galvokim panašiai, kad net ir tie požiūrio klausimas. Yra kita nuomonė, tegul sako tas žmogus. Nes jeigu mes uždrausim kitą nuomonę, ta grupė radikalės. Ir radikalės jungsis tam tikrus socialinius burbulus, jie bursis, jie jaus tam tikrą nusistatymą prieš tos, kurie draudžia jam kalbėti. Tai mes kaip teisininkai pasisakom, kad jeigu bus lygiaverčias sąlygos, kad tegul sako nuomonę. Jeigu peržengs ribą, bus atsakomybė tie, kurie kalba iš tikrųjų nusistatė ar kursto nesantaiką, bet neleisti kalbėti arba jį persekioti, tuomet net ir grupės asmenų, tai rodo mūsų tam tikrą kultūros lygį, kaip ir sako, žingsnį atgal, mes jau ten buvom. Taip, ir aš nenoriu ten atgal sugrįžti. Dainiaus Radzevičiaus paklauskim, Dainiau, apie socialinius tinklus jūsų noriu klustelt. Ar tai yra priežastis štai tokios situacijos kaip Virginijaus Savukyno ar kažkokių kitų panašių, ar vis dėlto tai yra tik tai priemonė? Kaip jūs manote? Aš vis dėlto laikysiuosi pozicijos, kad visos technologijos yra tik priemonės.
Taip, Facebookas arba socialiniai tinklai išlaisvino taip pat ir žmonių kažkuria prasme tokius vidinius demonus, kai žmonės ir neapykantos žodžius politikams ar kitiems veikėjams išsako itin aštriai, nejausdami jokio spaudimo. Bet aš esu dabar kaip tik pakeliu į Strasbūrą, kur mes kalbėsime apie žurnalistų apsaugą virš tų šalių, kuriuose jau neturi iš viso tokios laisvės. Tai yra Rusija, Baltarusija, kurie atvyko į Lietuvą. Tai, žinot, šitam kontekste aš vis dėlto paminėčiau ne tas šalis, kurios yra nedemokratinės, bet pirmiausia Lietuvą. Ir štai kolega Virginijus minėjo vieną savo atvejį, kur gana ryšku buvo, jog jis kritikavo, pakankamai aštriai kritikavo ministrę ir sulaukė tam tikrų sankcijų. Bet štai šiomis dienomis, kai mes čia kalbamės, vyksta daug didesnė, rimtesnė kova, kai valdžios įstaigos, konkrečiai Švietimo mokslo ir sporto ministerija, ėmėsi žingsnių uždrausti tiems žurnalistams ir redakcijoms, kurie lygina, pavyzdžiui, rezultatus skirių Lietuvos mokyklų, tai sako, vieni yra geresni, kiti blogesni, o ypač kritikuoja dėl to ministeriją, kad didėja atskirtis. Tai štai ministerija nusprendė, vienašališkai, be jokių įstatymų pakeitimų, jau nuo šių metų rezultatų nebeskelbti, neduoti redakcijų žurnalistams ir kiek žinau, netgi gal net ir šiandieną bus registruojamas viena pataisa, kad apskritai nebūtų teikiami duomenys tiems žurnalistams, toms redakcijoms, kurie lygina arba reitinguoja Lietuvos mokyklas. Kitaip tariant, valdžia norėtų neleisti ne tai, kad kritikuoti, netgi švelniai lyginti, reitinguoti, teikti objektyvią informaciją. Tai tarp to, kad persikima už kritiką ir to, kad apskritai neduodama netgi informacijos, yra labai daug priemonių, kurias valdžia turi dažnai persikėdama ne tik žurnalistus, bet ir žmonės. Neduodama informacijos arba bausdama už tai, kad tu kritikuoji. Tai aš bet kuriuo atveju nei vienam, nei kitam nepritariu metodui ir manau, kad mes turim ginti juos iš visų jėgų. Lietuvos advokatūra, Mindaugai, savo kreipimėse sako, kad jeigu, cituoju, jei dėl asmens išsakytos nuomonės sąmoningai imamasi tiesiogiai prieš jį ir jo socialinę aplinką nukreiptų veiksmų, ne kritikos, tokie veiksmai iš esmės turėtų būti kaip neapykantos kalba, citatos pabaiga. Ir už tai turėtų būti taikoma teisinė atsakomybė, bet iš esmės tai sureguliuoti galima, nes jūs pradžioj žodėje sakėte, kad ribos nėra labai aiškios ir čia gali kilti klausimų, ar įmanoma tai sureguliuoti? Manau taip, nes kai kitas konstitucijos principas, kad valdžia ir valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tai lygiai taip pat jie turi įsinešti savo atsakomybę, kad jeigu tai yra teismas konstatuoja persekiojimą, tai lygiai taip pat yra baudžiama kaip ir taikoma atsakomybė, kaip ir už neapykantos kurstymą. Apie karo kurstimą, apie žeminimą, šmeižtą. Tai mes, teisininkai, atskiriam. Nuomonė tai yra apie įvykusius faktus. Aš galiu turėti nuomonę. Jeigu faktas įvyko, jeigu aš sakysiu, kad šis mūsų bukletas yra negražus, tai mes žinom, kad jisai yra bukletas. Tai aš galiu turėti nuomonę. Gražus, negražus, geras, negeras. Bet jeigu nebuvo tokio fakto, o mes jį draudžiam, tai jau laikom, kad tai yra tikrovės netinkančių faktų skleidimas. Tai lygiai taip pat kritika, jeigu mes kalbam, kad sprendimas vienas ar kitas priimtas yra be analizės, be įvertinimo, be poveikio vertinimo, nežinant kokių pasiekmių, arba mes jaučiam, kad pasiekmes yra blogos arba bus blogos, mes drąsiai turim sakyti, kad vis tik tai neatlikti namų darbai prieš priimant sprendimą. Tai kritikuoti už tai, kad taip mums atrodo, nes taip tikrai nebuvo padaryta, tai akivaizdu, kad mes tokią nuomonę galim turėti. Ir persekiojimas, kad valdžia nėra pati savaime duotybė, kad mes ją turėtumėm saugoti kaip porcelianą. Jeigu mes matom visuomenę tam tikrų kritinių taškų, mes toliau leisim tobulėti. Galbūt atšaukti sprendimą, pakeisti sprendimą, išgirsti visuomenę. Tai reiškia, valdžia turi tarti su visuomenė. Man tai, žinot, kas ryšku, atrodė šitas Virginijaus pavyzdys, kai jūs sakėt Virginijau, kad pagalvojo 10 kartų ir dažniau pagalvojo tuo metu, kai vyko teismo procesai. Tai čia jau savaime yra ribojama žodžio laisvė. Tikrai taip. Ir tie procesai ir iš biurokratinės pusės ar nėra užkrovimas ir taip pat žmogaus laisvės ribojimas. Jo, įklampinimas į procesus, tai neleis Dainius pameluoti, mes iš tikrųjų diskutavom apie SLAPP ieškinius, tada, kada bandoma užčiaupti visuomenės priemonę, masinio informavimo priemonę, tai lygiai taip pat prie žmogų. Jeigu žmogus yra priverstas ginti save teisme
jau jis patiria nepatogumus. Tai lygiai taip pat tai turėtų būti atsakomybė. Tai ne tik materialinė, bet ir tam tikrą moralinę atstatanti pasitikėjimą ir parodanti, kad taip institucijos neturėtų elgtis, neturėtų būti biurokratinė sistema. Ir manau, kad kas yra blogiausia, kad kada biurokratinė sistema yra labai didelė, ji pati savaime gyvena savo gyvenimą ir jai užtenka viduje virti savo sultyse ir negirdėti visuomenės. Tai kad reikia tiesiog mažinti tą... Ta biurokratinė sistema galėtų pasiskaityti Lietuvos Respublikos konstituciją. Atsiprašau, aš kartojusi, bet tenais labai aiškiai surašytos teisės. Ir aš labai daug matau dabar, kas yra kalbama, ką ir Dainius minėjo, tai daugelis problemų kyla iš to, kad institucijų vadovai, departamentų vadovai tiesiog neskaito konstitucijos. Tiksliau pasakius, aišku, jie yra perskaitę, bet jie tiesiog ignoruoja ją. Ir tai yra labai rimtas ligos simptomas. Jūs, Virginijau, kaip pilietis, kaip apibūdintumėte laisvės reikšti įsitikinimus ribas? Kur baigėsi laisvė reikšti įsitikinimus? Man atrodo, viskas įstatymuose. Pirmas dalykas yra šmeižtas, tikrovės neatitinkantis faktai, jeigu tu skleidi ir skleidi sąmoningai, ypatingai sąmoningai, tai be jokios abejonės tai yra riba. Antras dalykas, tai yra vėlgi aiškus neapykantos kurstymas, bet labai aiškus, nes čia dabar yra, ta riba labai yra išplaukima, bet neapykantos kurstymas, kada aiškiai kviečiama, sakykime, konkretų žmogų ten nužudyti, suluošinti ar grupę kažkokią. Šitie dalykai. Tai teisininkai, kaip sakė, tas, aišku, čia daug kas gali pasakyti. O aš kaip žmogus galiu papildyti dar, kad tada, kada galią turintis žmogus pradeda dominuoti prieš kitą. Tausme, tada... O kaip tą gali apibrėžti? Pavyzdžiui, Facebookas. Koks nors žmogus turi daugiau sekėjų 10 kartų negu aš. Ar jis jau turi galią tam tikrą? Pasme, Facebooko vienas iš galių principų, tai jeigu, tarkim, buvo situacija, kada buvo ukrainiečių palaikančių parašoma, kad vis tik tai ten yra orkai ir jie daro tam tikrus veiksmus ir jisai išjungiamas iš interneto. Tai va čia ir yra galių ribojimas, kad aš turiu teisę tave blokuoti. Tai va čia, bet tai čia yra privati iniciatyva Facebooko kompanijos. Bet kada yra valdžios iniciatyva, neįleisti, neįsiklausyti, negirdėti, neatsakyti klausimus. Gali eiti rašyti raštus, tau neatsakoma. Sakoma, eik į teismą, jeigu teismas įpareigos, tada mes persvarstysim iš naujo. Teismas įpareigoja, jie persvarto iš naujo, bet atsakymas tas pats. Nieko nepasakyti ir tada ir vėl karuselė. Tai va čia yra dominavimas valdžios prieš žmogų, kad turi galią ir jie naudojasi netinkamai. Ačiū Jums, dabar padarykim. Dar sureaguoti kažkur Jūs norėjote? Aš norėjau sureaguoti, iškeldamas vieną labai svarbų aspektą ir tokiu būdu oponuočiau visiems trims kalbėtojams. Tai, matot, kai kalbam apie laisvę reikšti įsitikinimus, mes fokusuojamės į rašytinės taisyklės, ar ne, konstitucija, įstatymai, viskas yra akivaizdžiai apibrėžta. Tas yra gerai, aš tam pritariu, bet mes kaip visuomenė savo santykius ir būvį valstybėje klijuojame ne tik įstatymais, bet ir nerašytomis taisyklėmis. Ir dabar aš ką pastebiu, Lietuvoje yra labai didelė erozija, sparti vykstanti geometrinė progresija, būtent tų nerašytų taisyklių nesilaikyme, kokybė krenta. Yra mūsų bendravimo kultūra, laisvės reikšti įsitikinimus kultūra krenta, atsakomybė. Žmonės kalba nuomonę, neįsigilinę į situaciją. Vat ir vakar žiniose girdėjau advokatą kalbantį apie čia minėtą atvejį, neva duomenų draudimą. Kalbantį, matosi, kad yra neįsigilinęs į situaciją. Tai yra laisvė reikšti įsitikinimus, bet kai yra reiškiami ir klaidinantis, tai jau yra nerašytų taisyklių pažeidimas. Ir čia mes neturime receptų, kaip to išvengti. Bet Aistė, o kur tada ribos? Dar Virginijau, paskui Jūs, kur yra ribos laisvės reikšti įsitikinimus? Jeigu Virginijus argumentavo įstatymais, tai Jūs kuo? Ribos yra aiškios tik tais dviejose gyvenimo srityse. Akademinėme pasaulyje, kur visa tikrovė yra kategorizuota, ir teisėje, kur viskas yra surašyta įstatymuose.
paprastam gyvenime, kurį mes gyvename kasdien, visi su jumis ir profesinį, ir asmeninį, ribų nėra. Ir jas galime nustatyti tik tais per kultūrą ir atsakomybę. Taip tariant, asmenybės integralumą. O to Lietuvoje tik mažėja ir mažėja ir mažėja. Ir visi mes, ir politikai, ir apžvalgininkai, ir žurnalistai, ir šiaip paprasti žmonės, kuriem dabar politikai pataikauja vadindami tauta, bet tauta kartais virsta mine. Ir čia yra labai plona riba tarp tautos ir minios. Mes visi prisidedam prie to, kad kultūra krenta Lietuvoje. Virginijau, jūs, Mindaugai, jūs ir tai keliausime kitą temą. Na, apie ką turėčiau pasakyti dabar? Jūs norėjote sureaguoti? Ne. Tada Mindaugai. Aistis palėtė ypatingai gerą sekančią temą. Tai yra apie valdžios tam tikrą galių ribojimą ir atsakomybės ribas. Tai yra, ką mes pastebėm? Mes pastebėm, kad politikai nori sureguliuoti viską. Jau pradedant apie šeimos santykius ir ne tik šeimos ir kas po kaldra, bet mes pradedam, tai kuo daugiau reguliuosim, tuo mažiau liks to žmogiškojo santykio, tas, kuris yra natūralus ir mes, tada žmogus žiūri į valdžią kaip į tam tikrą išgelbėjimo vat neparašyta, reiškia galiu. Na ir va čia ir yra iš tikrųjų labai jautri tema, tai yra kiek galima leistis riboti, kiek iš tikrųjų turėtų valdžia riboti savo galias ir kiek turėtų kištis į bendrą visuomeninį gyvenimą. Apie tai netrukus ir pakalbėsim. Virginijų Savukyną. Paleisim, ačiū Virginijui. Ačiū Jums. Tai jeigu, tarkim, teisėjas pažeidė savo profesinę veiklą, jis netenka ir socialinių garantijų, ir jis daugiau niekada negalėtų grįžti teisėjo kėdę, prokuroras lygiai taip pat pažeidęs, advokatas netenka galimybės verstis individualią veiklą, nors tai yra laisva profesija. Tai šiuo atveju mes kalbam apie politikus, kurie politinė atsakomybė, tai yra reguliuojama politikos etikos kodekse ir ten atsakomybė yra išplauta. Praktiškai etikos komisija, mes turėjom tokią konferenciją prieš visuotinį advokatų susirinkimą ir pasiūlėm, kad etikos komisiją sudarytų visuomenės atstovai, netgi ne tie patys politikai, kad tai nebūtų pozicija ir opozicija vienas kitą ir taip nemėgstantis dar ir tikrina. Tai šiuo atveju galėtų būti ir visuomenės atstovai ten. Kitas dalykas - atsakomybės neišvengiamumas. Vienas iš pagrindinių atsakomybės formų tai yra ne tik, kad nubausti, bet kad atsakomybė įvyktų. Tai šiuo atveju, jeigu pradėta apkalta, nesvarbu, ar Seimo narys padėjo mandatą, ar atsitraukė, jis tiesiog tam tikrą laiką, pažeidus konstituciją, jis nebegalėtų tam tikrą laiką būti nei renkamas, nei paskirtas. Tai šiuo atveju, turint individualią atsakomybę už netinkamus veiksmus, mes turime įvairių pavyzdžių. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalise Suomija ypatingai labai aiškiai sureguliavo, kokios ribos atsakomybės yra savivaldybės pareigūno, kokios atsakomybės yra ministro už priimtus sprendimus ir neįgyvendintas reformas arba ten, tarkim, jų po įstatyminius aktus ir kokios atsakomybės politikų. Be abejo, politikos atsakomybė yra platesnė dėl to, kad tai yra visuomenės išrinktas asmuo, bet lygiai taip pat jis turi turėti neišvengiamą atsakomybę, kad visuomenė suprastų, kad politikas padaręs pažeidimą, įvertinus į pažeidimą, jis tam tikrą laiką negrįžta, ne tik paskiriamas pareigas, bet ir renkamas pareigas. Tuo klustelsiu ačiū ir Dainiaus, ką jie mano šią temą, bet prieš tai, tarkim, ta pati Čekučių skandalo istorija. Randa kaltą, prasižengusi ir ką tokiu atveju siūlytume daryti? Kaip tai praktiškai atrodytų konkrečiame pavyzdžiui? Šiuo atveju tai turėtų negalėti tam tikrą laiką užimti renkamų ar skiriamų pareigų. Pašalinimas nuo tam tikros, šiuo atveju nuo savivaldybės lygmens, nes vis tik tai yra, kaip bebūtų, tai jeigu tai ne vagystė, tai švelniai tariant sukčiavimas, tai yra manipuliavimas duomenimis, pasiėmimas lėšų tarsi kaip savo. Mes turime labai paprastai suprasti, kad politika ne tik politikams, taip kaip teismas ne tik teisėjams ar ne tik advokatams ir prokurorams. Mes sakom, jeigu žmogus turi problemų, jis yra tas, kuris eina į teismą, o mes jam padedam rasti kelią. Tai lygiai taip pat ir visuomenės valstybės valdyme. Mes išrenkam atstovus, kad jie atstovautų mūsų lūkesčius.
tai jis turi išgirsti mūsų lūkesčius ir juos atstovauti, o ne atėjęs į valdžią nustatyti tam tikrą reguliavimą, sureguliuoti viską, kas tik tai įmanoma. Ir politika nėra tik politikams. Žmonės išrinko atstovus, kad juos atstovautų. Aisti, jūsų pozicija. Dėl individualios politikos atsakomybės, Taip. Aš apskritai esu labai už atsakomybės kelimo klausimą visose srityse. Dar iš verslo mes žinome, kad ten net toks anglosaksai sako, kad dėk savo pinigus ten, kur tavo burna. Kitaip tariant, jeigu nedėdi pinigų ten, kur veiki, tai reiškia, tu neteiki idėją. Tai lygiai taip pat su atsakomybė ir politinė, ir bet kurios profesijos. Kai žmogus jaučiasi, kad jisai bus atsakingas už rezultatą, yra kitokia, kokybiškai kitokia veikimo kultūra ir principai. Tai tas yra gerai. Aš tik tais turiu rezervacijų, kad tai yra nepaprastai sunku įgyvendinti ir vėlgi dėl tų pačių minkštųjų faktorių. Tai automatiškai ir taip mes esame ryžto deficito visuomeniai. Čia tikrai nei drąsi šalis, nei ryžtingi žmonės čia gyvena. Tai tokiu būdu mes apskritai išimtume, paralyžuotume kai kurios politinius sprendimus, nes bijodami atsakomybės jie politikai nesimtų. Antras svarbus momentas yra, koks tas įgyvendinimo, priežiūros mechanizmas, įgyvendinimo, tas vadinamasis enforcementas. Tai irgi kelia klausimų. Bet labai džiaugiuosi, kad šita diskusija yra pradėta. Nepradėjus kalbėti ir nerastume ir sprendimų. Tai kokia ta atsakomybė už elgesį, už profesinį dalykinį elgesį ir savo veiklos rezultatus turėtų būti, o ji turėtų būti, mes turime diskutuoti. Ir aš manau, kad ilgainiui, jeigu visuomenė dėktume tokią kultūrą, kad esi atsakingas už tai, ką darai ir už tai, ką kalbi. Tai nuo to mūsų anūkams tikrai būtų geriau. Vaikams jau nebespės būti geriau, bet mąstykime kaip kinai 100 metų į priekį, darykime valstybę anūkams. Dainiau, kokia jūsų nuomonė? Kaip turėtų atrodyti atsakomybė valdžios atstovams prieš žmonės? Aš pritardamas kolegom pasakysiu, kad tai truputėlį dar ir kitas, kuris dažnai pamirštamas atsakomybės prasme. Mes šiandien gatvėje policija greitai pagauna nubaudžia. Girdi, man atrodo. Kokias baudas? Girdite? Taip. Atsiprašau. Tai mes gyvenime labai dažnai pastebime smulkius pažeidimus, kaip čekiukų skandalas, ne čekio, čekiukų skandalas pabrėžiu. Ir tai buvo labai gerai, kad padaryta, bet buvo nepadarytas kitas svarbus darbas. Nieks neprisėmė atsakomybės už tai, kad tokia situacija sukūrė. Situacija, kuri buvo pagimdyta labai seniai, labai aiškiai metodu. Tai yra savivaldos tarybos nariai, pirmiausia savivaldos šeimų pavyzdį, kurie turi tarnauti žmonėm, nebuvo numatyti jokie padorūs atlyginimai už tą veiklą. Ir tik dabar buvo pakeistos tos tvarkos, tai man atrodo reikia nepamiršti, kad jeigu pagavom pričiupam tą, kuris daro smulkius pažeidimus, tai nepamirškime ir stambesnių pažeidimų, kurie yra žymiai svarbesni ir žmonės dažnai piktinasi, kad tarkim, matant čekiukų problemą, nematome pinigų efektyvumo panaudojimo ten, kur yra milijonai arba milijardai. Ir aš už tai kalbinuosi, kad sekundę palaikyčiau aiškią mintį, kad šiandieną dėja, bet mes, pavyzdžiui, turim labai retai, ypatingai retai pritaikomas nuostatas, kai regreso tvarka išsiieškome bent jau 6 mėnesių atlyginimo dydžio žala iš politikų, valstybės tarnautojų, institucijų vadovų, kai yra padaromos žalos. Dažniausiai mes matom susitarimų kažkaip gražiau, paliekamas postas. Taip, Dainiaus mintį supratom, internetas važiuojant į Strasbūrą vis tik nėra toks geras kaip Lietuvoje. Tai galim ir pasidžiaugti, kad pas mus geriau. Mindaugai, sureaguokite, taip vis dėlto yra kritikos iš kolegų, kaip jūs atsakysite? Jo, mes iš tikro iškeldami šios klausimus ir siekiam dialogo. Mes nesakom, kad advokatūra turi raktus nuo visų durų. Mes sakom, kur yra arba kryptis, arba duris, kur reikia eiti ir diskutuoti. Ir jas atidarius tas duris sprendimai galbūt rasi kompromiso būdu. Tai labai gerai, kad ir kolegos kalba apie tą patį, kad mes turim diskutuoti. Lauksim iš Seimo narių ir būsimų Seimo narių, kad jie lygiai taip pat norėtų kalbėti apie savo atsakomybę. Ką duoda atsakomybė? Duoda teisingumo jausmą,
duoda įtraukti, kad visuomenė taip pat dalyvauja šitame procese, duoda atskaitomybę, kad valdžia atsiskaito prieš visuomenę ir jaučia atsakomybės ribas, duoda ir tam tikros atsakomybės neišvengiamumą, teisingumo jausmą ir tuomet, kada jaučiama įtrauktis, tada mes ir norėsim ginti tą valstybę ir to pačią visuomenę, valdžią, sakydami, kada jai bus pavojus. Dialogas su visuomenė tai ir yra tas raktas, nuo kurio reikia pradėti. Tai jeigu kalbant apie mintį, ką advokatūra dar sako, tai sako apie tai, kad vis tik tai įstatymų gausa rodo atsakomybės nebuvimą. Mes keičiam teisės aktus taip greit ir taip dažnai ir be jokios atsakomybės, kas rodo žmonių nepasitikėjimą ir tam tikrą ir nusivylimą. Mes davėm savo statistikoje labai aiškius skaičius, o jie dar kartą ir pasitvirtino. Berods vakar ar užvakar Seimas paskelbė, kad liko dirbti 27 posėdžiai. Per 27 posėdžius ruošiamasi pakeisti 309 teisės aktus. Tai palyginkim bet kurią kitą šalį, nes Lenkija per visus metus ruošiasi pakeisti 200 teisės aktų. Taip, mes 700 maždaug. Taip, tai jeigu sudėjus Vokietiją, Prancūziją, Lenkiją, Latviją, Estiją, visus sudėjus ir mus palyginus, tai mes ruošiamės pakeisti daug daugiau. Ir ką mes keičiam, kas yra dažniausiai keičiama? Keičiama tie teisiniai santykiai, kurie yra kasdieniniai. Pavyzdžiui, rinkliavų įstatymas, kompensuojamų vaistų įstatymas, kasos aparatų taisyklių įstatymas, administracinių teisės pažeidimų kodeksas, tai iš viso gyvena paradoksalų gyvenimą. Mes turėjom po sovietinių laikotarpį, pakeitėm administracinių teisės pažeidimų kodeksą daugiau negu 300 kartų ir pasakėm, užtenka, reikia pakeisti visą. Priimti naują, modernų, absoliučiai kitą, darbo grupės dirbo, padarė naują administracinių teisės pažeidimų nusižengimų kodeksą ir jau jis yra pakeistas vėl 300 kartų. Tai reiškia, mes momentiškai kažkas nuskriaudė kačiuką ar šuniuką, mes jau iš karto 2 teisės aktus keičiam. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kas yra dar paradoksalu, kad tai viskas vyksta be atsakomybės. Tai yra be poveikio vertinimo, be analizės, be ekspertiško požiūrio. Juk turim universitetus, turim bendruomenės. Jeigu tai liečia žurnalistus, tai ar įsiklausoma į žurnalistų požiūrį. Jeigu liečia teisės aktus, ar įsiklausoma į teisininkų požiūrį. Ar atliekamas poveikio vertinimas ir po to stebėsena. Jau nekalbant apie tai, kad didžioji dalis teisės aktų priimamos skubos tvarka. Taip. Seimas išsakė poziciją, kad pavyko mažiau priimti teisės aktų. Bet kur čia nėra atskaitomybės, nes šiaip yra numatyta tvarka, kad reikia supažindinti su siūlymu ir konsultuotis. Bet kur čia yra spraga ir kodėl nėra tos atskaitomybės ir kodėl tas procesas neįvyksta? Aš jums pasakysiu praeitų metų pavyzdį ir netgi ir šių metų, tai yra mokesčių reforma. Finansų biudžeto komitetas pakviečia bendruomenėms duodamas 2 minutės pristatyti savo poziciją. Keičiamas teisinis reguliavimas, kuris palies visus žmonės ir bendruomenė leidžiama pristatyti per 2 minutės poziciją. Ir po to, jeigu laikas baigėsi, jau yra parodoma, kad laikas baigėsi. Tas vyksta institucijų derinime, tas vyksta vyriausybės tarp instituciniuose pasitarimuose, tas vyksta ir komitete. Tai reiškia, nevyksta jokio dialogo. Jūs kalbėkit ir kuo trumpiau, o mes darysim tai, ką mes norim. Tai va čia ir yra atskaitomybės, atsakomybės nebuvimas ir neįsiklausimas į bendruomenės lūkesčius. Nes, kai toks dialogas kabutėse vyksta, tai ir mes lygiai taip pat ir nusiviliam šitų visų procesų. Reforma daroma tam, kad būtų geriau, o ne tai, kad taip kaip nori viena grupė žmonių, tai turi būti dialogas su visuomenė. Ir nebūtina reguliuoti visų teisės aktų. Leiskim žmonėms būti laisviem, tą, ką ir Aistis minėjo, kad tik laisvas žmogus gali turėti normalius santykius. Dar trumpai, aš noriu paklausti, kaip turinčio patirties aukščiausioje valdžioje, tie 700 įstatymų, kaip galima sustabdyti konvejerį, ar apskritai galima sustabdyti įstatymų kūrimo konvejerį, jūsų manymu?
Aš kaip buvęs, kaip sakot, aukščiausioje valdžioje, žinokit, iš jos išėjau taip ir nesupratęs, kaip tą padaryti ir kodėl mes patekome į tokią situaciją. Bet aš pritariu minčiai, kad asmeninės atsakomybės įvedimas arba tiesiog atsakomybės lygio pakelimas politikų už savo darbą tą konvejerį pristabdytų. Tiesiog natūraliai mažiau teiktum pataisų ir įstatymų, kai suprasim, kad esi už tai atsakingas. Ir tas yra gerai, tas prideda kokybės. Bet aš esu prieš tikrovės supaprastinimą, kad valdžia yra bloga, o žmonės geri, jų nekviečia arba sudaro blogas dialogo sąlygas. Tango visada šoka dviese. Ir mes turime, jeigu norime išspręsti problemą, mes ją norime išspręsti ir tą įstatymų gausos ir tarpusavio santykių elgsenos, tai mes turime atvirai ir pasakyti, kad žmonėms nerūpi. Tiesiog. Daugiau negu pusė iš vis nesidomi politika ar valstybės valdymu, jų horizontas yra jų asmeninis gyvenimas, čia geriausiu atveju. Tada tiems, kurie rūpi, tai dar mažesnė dalis iš jų nori įsigilinti ir pasižiūrėti, o kokia čia situacija. Jie ateina, išgirsta nuogirdas arba žiniasklaidai pateiktą dalį tiesos, o ne visą, nes irgi taip atsitinka. Ir pagal tai jie sprendžia ir savo nuomonę laiko valdžia, o tai yra klaida. Tai mus visus veda į klystkelį. Ir tokiu būdu mes, norėdami to dialogo, vėl pamirštame, kad dialogas turi būti kokybiškas, o ne bet koks. Tai čia irgi yra darbo laukas, kaip sustiguoti ir rašytas, bet ir nerašytas elgesio taisyklės, tam, kad mes galėtume turėti kokybišką dialogą tarp žmonių ir valdžios. Žodžiu, apibendrinant, aš sakau, kad ne tik valdžia yra kalta, abi dvi pusės ir valdžia ir visuomenė turi namų darbų, kurios turi padaryti tam, kad mūsų valstybė būtų geresnė. Ir taisyklės, kuriomis mes gyvename, būtų kokybiškesnės, tiek rašytos, tiek nerašytos. Ir galiausiai tas 700 įstatymų, gal čia viena iš priežasčių yra tai, kad mes viską įpratę reguliuoti taisyklėmis. Mums būtinai viską reikia sutaisyklinti, tada mes suvoksime, kaip elgtis su tikrove. Kai realus gyvenimas, jisai mums sako, kad pirmiausia yra kultūra, elgesio normos, tai, kas nerašyta, o tik kai tas nebeveikia, tada jau yra tai, kas yra surašyta ir kas mus, reiškia, įrėmina labai konkrečiai ir aiškiai. Tai aš sakau, kad mes visi ir piliečiai esame kalti, kad politikams leidžiame kalbėti apie tai, kaip jie investuos į kultūrą, kaip jiems kultūra svarbi ir visi toj pat po rinkimų tą pamirštam. Mes negalime to pamiršti. Kultūra yra ne tik menas, bet kultūra yra elgesio taisyklės ir asmenybės išsilavinimas ir panašiai. Tai į šitą mes turime investuoti, tada kokybiškai pagerės gyvenimas valstybėje. Ačiū Jums, ačiū Aišiui, ačiū Dainiui, kad prisijungėte nuotolį ir ačiū Jums, Mindaugai, kad atvykote čia į studiją, skiriate savo laiko ir keliate klausimus, o žiūrovams primenu, kad visą laiką įrašas lieka 15min.lt portale ir YouTube paskyroje. Iki.